Sveiki! Kadangi už lango pavasaris ir visi mes greičiausiai norime pagauti vis daugiau ir daugiau saulės spinduliukų savo namuose, būtuose ir taip toliau, tai manome, kad pats laikas pasikalbėti apie langų valymo robotus. Ir šiandien mes norime pakalbėti apie labai konkretų langų valymo robotą, tai yra kompanijos Hobot gaminys, Hobot 188, kurį aš laikau rankose. Kaip jūs manote, jisai nėra labai didelis, kompaktiškas, jį visada galima pasiimti su savim, jisai yra labai universalus, jisai gali valyti ne tik langus, bet ir plyteles, kaip pavyzdys. Veikimo principas yra labai nesudėtingas, robotas sudaro vakuumą, elektrinis variklis sudaro vakuumą ir per du padukus jisai prisisiurbia ir tokiu būdu laikosi ant valomojo paviršiaus. Ir matote, tikrai nėra labai daug mygtukų, valdymo ir taip toliau, todėl labai nesudėtinga jį ir paleisti. Ant pačio robotui apskritai yra tik tai vienas vienintelis mygtukas, o toliau visas valdymas vyksta iš pulto. Taigi prieš paleidžiant robotą mums būtina jį, ne jį, o jo šluostę sudrėkinti. Labai paprastai, paprastų langų valiklių. Įjungti, kaip aš rodžiau, būtent šito mygtuko ir tiesiog prikabinti prie valomojo paviršiaus. Ir dabar mes tiesiog paspaudim start mygtuką ant pulto ir mūsų robotukas tvarkingai kyla į viršų tam, kad pamatuoti viršutinį lango kraštą. Kaip matote, ant jo šiuo metu dega mėlynas indikatorius, kuris pasako mums, kad su robotu viskas yra tvarkoje. Jeigu robotui dingsta elektra, jisai tiesiog praranda vakuumą ant valomo paviršiaus, mėlynas indikatorius pataps raudonu indikatorium ir robotas dar laikysis dėka savo vidinės baterijos 20 minučių ir pasigirs garsinis signalas ir jisai prašys jūsų papildomą dėmesio. Tai, kaip matote, daėjęs iki viršutinio krašto, jisai apsisuko ir lygiai taip pat metodiškai nuėjo pamatuoti dešiniojo krašto, po kurio jisai lygiai taip pat nuėjęs ir pamatos kairįjį kraštą. Kai jis visą tai padarys, jisai žinos, kokį plotą jam reikės išvalyti. Dabar mes šiek tiek pagreitinsime vaizdo medžiagą, kad jūs pamatytumėt visą procesą veikime. Tokiu vat būdu prilaikydami robotą vieną ranką, kitą ranką jį išjungiam ir paimam iš tos vietos, nuo kurios jisai ir buvo pradėjęs savo valymo ciklą. Taigi, ką mes turime? Mes turime pilnai išvalytą langą. Jeigu norit valyti, reiškia, ką reikia papildomai pasakyti, jeigu norit ir planuojat valyti langus iš išorės, arba labai aukštai, arba robotui sunkiai prieinamose vietose, jūs galite papildomai jį apsaugoti. Virvė su karabinu, kuris tvirtinasi, reiškia, vienas kraštas tvirtinasi prie roboto, kitas kraštas tvirtinasi saugioje vietoje, kad nedaug dievė, jeigu papūs stipresnis vėjo gūsis arba jūsų dėl kažkokių tai priežasčių robotas nustos veikti, kad jisai nenukristų ant grindų, ant plytelių ar dar ant kažko. Tai va. Tai tiek šiandien norėjome papasakoti apie konkrečiai šitą robotuką, tai yra Hobot 188. Taip pat galite pasižiūrėti filmukus mūsų puslapį. Ir kitą kartą mes papasakosime apie kitą langų robotą, tai yra EcoVac Swimbotą. Ir jūs pamatysite, kuom jie skiriasi. Ačiū uždėmesį, visi jūsų klausimai, kaip visada, telefonais, mailais. Arba tiesiog rašykite komentarus po šito video. Ačiū Jums, viso gero.